perfekcionistų turi turėti specifinius tėvus, specifinę vaikystę. Ir ta vaikystė visų pirma pasižymi tuo, kad tėvams įdomiausia yra vaiko pasiekimai. Galbūt jie patys yra dideli perfekcionistai ir jiem ir patiems gyvenime svarbiausi pasiekimai, o galbūt jie kaip tik nepasiekė to, ko norėjo. Ir mes irgi esam daug kartų girdėję, kaip sako mama, pavyzdžiui, va vaikai, aš viską dėl jūsų paaukojau, nepadariau karjeros, o štai jūs jau turit būti gydytojais, mokslininkais, daug pasiekti to, ko aš nepasiekiau. Kai kurie tėvai netgi konkrečiai nori, kad vaikai realizuotų jų pačių svajonę. Na, bet visur esmė yra tokia, kad tokiems tėvams nėra įdomios kitos vaiko savybės, nėra įdomios jo emocijos. Vaikas nėra įdomus jiems tada, kai jisai silpnas, ar kai jisai pavargęs, ar jo kaprizai tokius tėvus labai, labai nervina. Faktiškai viskas sukoncentruota į tai, kad tas vaikas elgtųsi tobulai, taip kaip tėvai įsivaizduoja. Ir arba tokie tėvai labai, labai skatina jį, veda pas geriausius mokytojus į geriausias mokyklas. Kodėl, sako jam, kodėl gavai 9, o ne 10, arba jie nuolat jį kritikuoja, kad jis visiems neįtinka, vis kvailas, vis kažko tai nepadaręs. Na ir iš tikrųjų vaikai labai yra priklausomi nuo tėvų, jiems labai svarbu. Jie tiesiog, na, jeigu tėvai džiaugiasi, kad vaikas nupiešė gražų piešinuką, tai tas vaikas nupieš dar 100 piešinukų, kad tik tai gauti to tėvų džiaugsmo, tos meilės. Ir jis net nepajunta, kai pats pasidaro priklausomas nuo pasiekimų ir paskui gyvenime ir toliau bando pasirodyti prieš tuos tėvus savo galvoje, prieš kitus žmonės, nes taip jisai supranta meilę, taip jisai supranta buvimą su žmonėmis, kad būtent padovanodamas tą tobulą piešinuką ar kažkokį tai kitą pasiekimą, tu tada tampi mylimu, tu kažką tai duodi kitam žmogui. Reiškia, tas pats bendravimo momentas, kad su žmogum galima kalbėtis, jį paremti, atjausti, juokauti, visa tai yra tarsi antrame plane. Dabar, kai vaikas mylimas tėvų tik už pasiekimus, jisai dar tuo pačiu jaučia, kad jisai, na, kažkoks yra tarsi defektiškas, kažkas su juo ne taip, kad tik tai atnešdamas gerus pažymius jis gali tą ištaisyti. Jis mato, kad jo draugus aplinkui tėvai myli tiesiog šiaip, už tai, kad jie yra jų vaikai. O jisai tarsi turi tą užsidirbti. Ir tas turėjimas užsidirbti paprastai yra susijęs su žema savivertė. Žmogus jaučiasi menkesnis už kitus. Ir kuo menkesnis už kitus jautiesi, tuo didesni pasiekimai turi būti. Jeigu jautiesi visiškų mėšlo gabaliukų, tai tu turi tiesiog atlikti genialius darbus, kad galų gale pasijaustum normaliu žmogumi, kad kompensuotų tas tavo pasiekimas tą vidinę savijautą. Ir na, ypač liūdna, gerai, jeigu žmogus yra gabus, tai jisai gali tokiu kreivų būdu tą savivertę atstatyti, bet jeigu jisai dar ir nėra gabus, tai jisai turi nežmoniškai daug dirbti. Pavyzdžiui, žmogus, kuris neturi geros klausos, bet bando tapti gerų smuikininku, tai yra katastrofiškas darbas. Ir tokie žmonės ypač nukenčia nuo perfekcionizmo. Ir kaip atsitinka, kai faktiškai mes matome va tokį kaip asmenybės portretą visą, kad jeigu pats galvoji vien apie pasiekimus, vien per tai gyvenime realizuojasi, bendrauji, tai ir į kitus žmonės žiūrėsi taip pat. Faktiškai tu bendrausi tada tik su tai žmonėmis, kurie tau atrodys verti, irgi kažko tai pasiekia, kiti žmonės tau atrodys kažkokie tai varguoliai, menkesni, kvailesni. Arba galbūt idealizuosi tuos, kurie turi daugiau pinigų, kurių aukštesnis statusas. Vienu žodžiu, statusas, pasiekimai tampa visa ko matas, netgi tuose situacijose, kur taip tarsi neturėtų būti. O kas tuo metu kaupiasi žmogaus viduje, kaupiasi vidinė tuštuma. Jisai tiesiog neturi ką veikti pats su savimi, neturi ką veikti laisvalaikiu, jam faktiškai santykiai jam yra neįdomu. Na, bet jeigu dar pasižiūrėti dar keletą perfekcionizmo priežasčių vaikystėje, ne vien tas toksai liguistas pasiekimų vaikymasis yra svarbu, dar gali būti obsesiškumas. Obsesiškumas reiškia tai, kad kai žmogus jaučiasi blogai, jisai imasi kažką tai tvarkyti, judėti, daryti, kontroliuoti. Na, pavyzdžiui, jeigu jis jaučiasi namie vienišas, tai jisai bando sustatyti visas knygas lentynoje, kad būtų nugarėlės vienodos, arba batus koridoriuje, arba visas dulkes nuvalyti. Tai čia toks kaip ir lengvesnis sutrikimas tarsi būtų. O taipogi labai dar darboholiški linkę į veiklą yra
taip vadinami hiperaktyvūs žmonės, kurie irgi, kai jiems yra bloga, kuo daugiau streso, tuo labiau jie aktyvėja. Jie, aišku, gali ir 10 pasimatymų nubėgę paskirti, bet dažniau vis dėlto jie 10 veiklų užsiima daryti. Tai dar 2 priežastis, kurios ateina iš giliai, iš toli ir visos jos 3 kartu sudėjus. Liguistas pasiekimų vaikymasis, obsesiškumas ir hiperaktyvumas tampa tokiam perfekcionizmo priežastim.